dalyse. Šiandieną bus video apie akis. Ir šiandien darysim tai, kad geriau matytume. Noriu pakalbėti apie galbūt dalykus be šito video, kas gali padėti geriau matyti ir pagerinti savo regą. Tai visų pirma, aš pati turiu nešioti akinius, bet aš pastebėjau, kad man akys dirba ir gerėja, kai aš vaikštau be akinių. Tai tas toksai įdomus dalykas, kad kaip ir aš turėčiau nešioti akinius, bet jeigu aš jų nenešioju, tai mano akys turi kur dirbti. Ir aš, pavyzdžiui, matau tada geriau į tolį, negu būnant su akiniais ir nusiėmus akinius. Bet jeigu jūs nenešiojat akinių ir tik tai pastebėjot, kad galbūt pradėjot prasčiau truputėlį matyti, tai vienas iš geriausių dalykų yra padidinti vitamino A suvartojimo kiekį. Tai pavyzdžiui, pradėkite valgyti daugiau maisto produktų, kurie turi vitamino A, nes vitaminas A padeda apsaugoti akies rageną, apsaugoti mūsų akis nuo infekcijų, sukurdamas barjerus nuo bakterijų ir virusų. Kokiuose maisto produktuose yra vitamino A? Tai vitaminas A yra skirstomas į du tipus. Pirmasis yra iš gyvūninės kilmės ir antrasis yra iš augalinės kilmės. Iš gyvūninės kilmės vitaminas A vadinasi retinolis ir jį mūsų organizmas įsisavina tiesiogiai. Šio vitamino retinolio yra vištienos kepenėlėse, piene ir sūryje. Antrasis, kaip ir minėjau, yra augalinės kilmės ir jisai yra vadinamas provitaminas. Į retinolį jisai yra paverčiamas mūsų organizme po to, kai jau jį įsisaviname. Ir jo yra gausu morkose, saldžiuosiuose pomidoruose, špinatuose ir lapiniuose kopūstuose. Ir kaip žinoti, ar jums trūksta vitamino A, tai pirmas požymis yra, kad jūs prastai matote naktį. Bet ir taip pat, jeigu matote neryškiai arba jaučiate, kad išsausėja akys, tai gali rodyti, kad jums trūksta taip pat vitamino A. Dar geras būdas padėti savo akims yra akių lašai ir jie taip pat gali būti su vitaminu A arba kitais ingredientais, kurie padės akim. Kitas natūralus dalykas, kuris gali padėti jums geriau matyti, tai yra vaikščiojimas gamtoje. Todėl, kad jūs žiūrėsite į tolį, ne tik į arti ir taip dirbs jūsų akių raumenys. Taip pat, jei žiūrėsite į žalią spalvą, tai kaip yra gamtoje medžiai, žolė, jūsų akis mažiau pavargs. Jeigu lygintume su tuo laiku, kurį praleistumėte jūs namie, žiūrėdami, pavyzdžiui, televizorių. Ir taip pat žalia spalva žmogui suteikia laimės jausmą. Taip pat įdomus dalykas, kurio aš anksčiau nepastebėdavau, bet pavyzdžiui, reikia atkreipti dėmesį į tai, kiek kartų tu mirksi, nes akys, kada jos pavargsta, kada jos išsausėja ir mes pradedam prašiau matyti, tai kai mes nepakankamai dažnai mirksim. Aš pavyzdžiui, kai kažką darau susikaupus, aš tikrai mažiau mirksiu ir dėl to mano akys greičiau apsunksta nuo tos ir šviesos prie kompiuterio ir man pradeda skaudėti akis, todėl kad aš nekontroliuodama, tiesiog pasąmoniai negalvodama apie tai, mažiau mirksiu. Tai todėl reikia atkreipti dėmesį ir galbūt arba pabūti
užsimerkus truputėlį daugiau arba dažniau mirksėti. Ir aišku, atkreipkite dėmesį į blakstienų tušą, kurį naudojate. Man labai dažnai nuo daugelio blakstienų tušų pradeda perštėti akis ir jas skaudėti. Tai aš, kai man nereikia, aš nenoriu pasidažyti, tai tada tikrai aš tušo ir net nesidedu. Tai labai daug veiksnių, kas gali lemti jūsų regėjimą. Ir paskutinis patarimas akim, tai yra gerai išsimiegoti. Taip pat jeigu patys pasidomėsite, kokiu vitaminų ar mineralų reikia geram regėjimui, atrasit, kad tikrai yra daugiau negu vitaminas A. Tai yra vitaminas B, vitaminas E, vitaminas C. Tiesiog labai daug ir kitų svarbių maisto elementų, kurių jūs galite gauti, jeigu jų suvartosite su sveika mityba. Bet jeigu jaučiate, kad per mažai valgote tų dalykų, kuriuose yra šių vitaminų, tai galite tada ir juos nusipirkti tiesiog kaip maisto papildus. Bet čia irgi kontroversiškas dalykas labai, nes pavyzdžiui su vitaminu C yra taip, kad jisai gali būt, kad net nėra veiksmingas, kurį jūs geriate. Per studijas, aš atsimenu, mes žiūrėjom, tikrinom vitamino C reakcijas tiesiog laboratorijoje ir dėstytoja mums sakė, kad atsineždavo studentai į tabletes patikrinti, tiesiog tai reakcijai galbūt, ir iš tų vitaminų, kur nusipirkdavo. Ir būdavo taip, kad jie nesureaguodavo. Tai tiesiog, kad tuos vitaminus, kur perkam, labai yra sunku pasakyti, ar jie nėra tik tai farmacijos dalis, už kurią jie gauna pinigus iš jūsų. Tai tiesiog sakau, labai daug dalykų geriausia yra pabandyti tai gauti su maistu. Jeigu nevalgote gyvūninės kilmės produktų, tai tada galbūt paieškoti, kur galima gauti šių elementų ir augalinės kilmės produktuose. Ir nepasikliauti vien tik tai maisto papildais. O dabar noriu padaryti kartu su jumis akių mankštą ir sustiprinti akių raumenis, kurie ir laiko mūsų akis ir padeda joms nureguliuoti mūsų matymą. Gerai, ir pirmasis pratimas, kurį noriu, kad jūs padarytumėt, tai užsimerktumėt ir pabūtumėte užsimerkę. Pajauskit, kaip akis iš karto atsigauna nuo išsausėjimo, nuo per mažo mirksėjimo. Ir taip truputėlį pabūkit užsimerkę. O dabar atsimerkit ir pasižiūrėsime į viršų. Štai čia. Ir dabar pasižiūrėkite aukščiau už ekraną į patį viršų, nejudindami galvos. Kiek išeina daugiau, man išeina tiek. Ir dabar pasižiūrėkite į šitą šoną. Ir dabar už ekrano, kiek išeina daugiau į tą šoną.
išeina daugiau į tą pusę. Ir dabar į apačią. Į apačią. Į apačią. Ir kiek išeina daugiau. Ar išeina jums pamatyti savo kojas? Nes aš nematau savo kojų. Man uždengia žandukai. Ir dabar padarysim rutuliuką. Dabar pažiūrėsim šičia. Ir dabar už ekrano tiek, kiek galite daugiausiai nuleiskite akis į apačią ir sukite ratą štai taip. Ir tai padarykime 5 kartus. Ar jaučiate, kad jūsų akių raumenys būtų truputėlį įsitempę po šių pratimų? Ar nejaučiate jokio diskomforto? Nes man jaučiasi minimalus diskomfortas. Gerai, ir dabar tą patį pradėsim vėl nuo apačios žiūrėti ir suksime ratą į kitą pusę. Labai gerai. O dabar bus šiek tiek kitaip, šiek tiek galbūt sudėtingiau, nes visą tą patį reikės padaryti užsimerkus ir į kitą pusę. O dabar darysim tokį pratimą, kur jūs pasižiūrėsite į čia labai arti. Labai arti. Ir aš atitrauksiu ir jūs tenai žiūrėsite toli. Iki kol nepamatysite. Ir dar kartelį žiūrėti ir toli. Iki kol nepamatysite. Labai gerai. Tai dabar reikia padaryti realybėj. Tai atrodo štai taip. Žiūri arti. Ir tada toli iki galbūt ištiestos rankos arba sulenktos rankos štai taip. Arti ir toli. Štai taip reikia daryti. Jeigu neturite kažkokio daikto, tai tuomet pasimkite pirštą ir su pirštu galite daryti šarti ir toli. Ir šitą pratimą visad vaikystėj darydavau, kai eidavau į akių mankšteles. Ir visus šitus pratimus, kuriuos mes darom, tai jie yra ne mano sugalvoti, o jie yra moksliškai patikrinti, kad jie yra veiksmingi. Kitas pratimas yra mirksėjimas 10 kartų greitai. 3, 4, 7, 10. Gerai. Ir tada stipriai užsimerkti akis ir irgi 10 kartų. Bet nebe greitai. Ir dabar pasižiūrėkite kažkur į tolį ir pamatysit, kad prieš ir po, kaip matėt, po šito pratimo, jūs matysite geriau. Jeigu dabar esate pasidažę, tai šitas pratimas netiks, bet tikiuosi, kad jūs jau nusivalėte makiažą prieš eidami miegoti ir dabar klausote be jokių akių dažų. Šitas pratimas bus susijęs su akių lietimu. Trijų pirštų pagalvėlėmis uždengti akį ir lengvai paspausti. 1, 2, 10. O dabar pasikelsiu blakstienas į viršų. O dabar su šitais pirščiukais pamasažuosim šitas vietas, akių kampučius. Lengvai paspausdami pirmas
Tikiuosi buvo šis video naudingas ir galėjote pagerinti savo akių raumenis ir taip pat sužinoti, ką dabar reikės padaryti, ką suvalgyti, kur nueiti pasivaikščioti į gamtą, kad galėtumėte vėl džiaugtis gerą regą. Jeigu nešiojate akinius, pabandykite nueiti į gamtą, pasivaikščioti be akinių, arba pasižiūrėti pro langą, arba nueiti į kiemą be akinių. Jeigu jums tai patogu, jauskitės laisvai ir jeigu jaučiate, kad norite pasižiūrėti mankštos video kelis kartus, galite įsijungti šį video. Nebūtinai tik šį kartą pasižiūrėję, bet ir kitus kartus. Ir mes kartu tada darysime akių mankštą ir stiprinsime savo